Wild Farm, Labanoras, gamtotvarkinis ūkis. Tai tiesiog ūkis gamtai, ūkis, kuris dirba gamtai. Nes gamtoje turi būti mozaika, ne? Tai negali būti vien miškas, nes iš karto jeigu vien miškas, tai mažėja biologinė įvairovė. Tai turi būti kuo daugiau įvairovės, o tą įvairovę sukuria tik tai žmogus. Tai mano pirma idėja buvo, kad sukurti tokį ūkį, kad visas ūkis būtų vien buveinės. Tai dabar suprantu, kad to padaryti beveik neįmanoma, bet jeigu ta pieva negali būti kažkokia europinės svarbos buveinė, bet jinai gali būti tada paukščiams svarbi teritorija arba drugiams arba bet kokiai gyvybės formai. Tai va tokia idėja ir yra dirbti ne savo, bet dirbti gamtai ir pagal tam tikras buveinių tipus sukurti tokius planus, kad tiesiog ta pieva būtų kuo įvairesnė, kuo palankesnė gamtai, kuo didesnė biologinė įvairovė. Kitais metais bus 100 metų, kai mūsų šeima čia atsikraustė iš skirtingų Lietuvos vietų. Galvoju, kad reikia tęsti tradicijas ir ta žmogaus istorija, žmogaus visas medis genealoginis, tai jis turėtų būti pratęstas, nes žmogus be istorijos, tai žmogus be vertybių, man taip atrodo. Tai. Kuo įdomus mūsų kraštas, tai yra kaip ir pas dzūkus, tai yra kopos žemyninės, labai skurdu, bet kokio gyvulio neužauginsi, tai turi prisitaikyti prie gamtos, turi būti tam tikros veislės, gyvūnų rūšys ir taip toliau. Ir tas gyvūnas valgydama žolę, kiekviena rūšis skirtingą kąsnį daro ir tu matai tada įtaką. Tai iš pradžių ganai karvę, paskui ateina avis ir paskui ateina arklys, kuris pabaigia, o tada dar paleidai žąsis ir žąsis. Ten uždaro visą to sezono ciklą. Galutinis rezultatas, tai kiekviena ta saugoma teritorija turi savo apsaugos tikslus. Tai mano visos pievos, kurias dirbo jau kokius 5-6 metus, tai yra visos europinės svarbos buveinės. Daug visokių priemonių taikėm, daug kalbėjom, daug diskutavom. Ir kažkaip pavyko pasiekti rezultatą ir atvykę botanikai, tai nustatė, kad tai yra geros būklės tie bredgaurynai. Tai ūkio produkcija tai yra pas mus tokia didelė bendruomenė, tai visus esu čia aplinkui subūręs, nežinau, 7 km spindulių. Kažkaip daugiau tą nerytus palei upę, kurie kaimai, tai jie ir padeda ūkininkauti, jie ir prašo visą laiką produkcijos, tai mūsų produkcija pagrindinė yra tai mėsa, o taip pat dar prekiaujame įvairiais subproduktais, tai yra kibinai, čiabarekai, cepelinai, balandėliai, koldūnai. Skirtingi žmonės, kaimynas yra, kuris kažką gamina iš mėsos, kitas kaimynas vairuoja traktorių, padeda. Kiti dar susirenka, maitina, tai kai nuvažiuoja pažiūrėti ar karvės, viskas gerai, piemenį patikrina, tai mes turim tokią bendruomenę draugų ir vieni kitiems padedam. Tai labai džiaugiuosi dėl to. Tai mechanizmas vyksta taip, kad iš pradžių gaunam užsakymus, kiek reikia, o paskui pagaminam tą produkciją. Nėra taip, kad visą laiką būtų produkcijos, nes dar nėra toks ūkis didelis, kad užtektų visus metus. Ne? Tai būna 2 užsakymai per metus, tai ta pati bendruomenė ir nuperka. Ta prasme, nereikia kažko ieškoti, kad ten papildomai nupirktų. Tai toks uždaras ratas. Mes visi kartu kūriam ir paskui kartu skaniai valgom. Tai turbūt ta pagrindinė praktika tai yra ganimas. Tai tas ganimas, neperganimas, ta prasme, pagrindė tai yra, ko reikia gamtai, tai reikia to seno tradicinio ūkininkavimo, kad gyvulys apeitų tą savo ratą ir paliktų savo tą pėdsaką, suvalgytų žolę ir patreštų atgal grįžintų visą tą ciklą. Ūkis turi 70 hektarų žemės, o šiuo metu 30 hektarų yra ganoma, o 20 hektarų yra šienaujamas pievos. Tai dar yra nemaža dalis pievų, kurios nesutvarkytos, nes pats ir krūmus skirtų, pats ir tvarkau taip, kad tą pėdsaką kuo natūraliau palikti, kad be kelmų frizavimų, be svarimų ir taip toliau. Tai kad gamta grįžtų pati lėtai atgal. Dalyvauju agro schemose, tai ir agroaplinkosaugos, tai šlapynių tvarkymas, europinės svarbos buveinių, tas specifinių pievų tvarkyme dalyvauju. Tai visuose, kurie sluoksniai yra. Tos pievos, kurios yra nesaugomose teritorijose, tai jos tikrai gauna daug mažiau išmokų ir ten būtų gal ir sunkiau dirbti, o čia man tie įsipareigojimai netrukdo kažkaip, tai dirbu pagal save ir gamtai, tai supratimas yra toks, kad tikrai ta paskata tai yra didelė ir turbūt kitaip, jeigu nebūtų saugoma teritorija, tai būtų labai sunku. Kai tu prisilieti prie to darbo, pamatai, kai viskas vyksta ir tada pradedi vertinti ir tiesiog tai tavo indėlis, kaip tu pagaminsi, ne? Ta mėsa gali būti nuostabi.